Tai visi sveiki, su jumis Aidis ir šiandien žaisim duobės kasimą, žaidimą kažkokį ir ieškosim lobių. Tai va, pradedam kasti. Mes čia kasim visokių akmenų pagavom, mūsų inventorius labai mažas. Tai mes čia nieko gero neprikrausim, bet apdeitinsim. Va, angelės gabaliukas, inventorius prisipildęs. Varom selektus. Gaunam nelabai daug, bet normaliai. Tada nueinam į pardę. Dabar dėmesio. Nu čia kainos biški tokias neblogos. Kiek mums turim pinigų? $7. Tai galvoju gal inventorių. Nežinau, ką čia turim. Tai bus panasamą. Inventorių. Ai, va. Apdeitinam ir galim avanį. Mes dabar galim 10 akmenukų, anglių, nežinau, ko mes čia iki deimento tikiuos pasieksim. Tikiuos iki Kinijos, nors čia kasimės. Iki Kinijos. Jeigu rimtai. Su Kinija tai pamatysim. Gerai. Pasiimkim, nu čia tik akmenukai kokios spalvos, čia logiška. Parašykite komentus, jeigu jūs stiprelybį norėtumėt pakasti, nes jeigu jūs, nežinau, ten norėtumėt turtingi būt, ten kristalų gaut, gausit, aišku, jeigu nepavarsit kas, kaip aš tai darysiu. Jums pakasti ir jau, nebekasu. Nusibosta kasti. Nes labai sunku kasti. Ir batarkė baigė. Beveik. Gerai, kasam gilį. Panašu čia tokia duobė, kad asteroidas, nežinau. O anglės, pagaliau anglį turim. Gerai. Ieškom. Ir akmenukas. Ne, jau nebetopa. Gerai. Mes turim jetpacką. Jo, mes galim su jetpacku stovėti. Gerai, jeigu galim su jetpacku stovėti. Tai, kaip šok. Gerai, dabar einam į parduotuvę. Žinokit, nekreipkite dėmesį, kaip aš vaikštau, nes tokį geimas pasidėjęs. Nekreipkite dėmesį. Gerai, pasirinkam. Ui, normaliai 11 dūmų. Varom į pardą. Oi. Vėl tam. Nu, galvoju. Batarkė. Reikia. Vienai svarbėsnė. Nu, aš nesuprantu. Negerai. Visą laiką taip galiu vaikščioti. Esam toliau. Žinot, gal gyrimas ir neblogas. Tiesiog. Gal ir, nu, žinot, kažkokia nevaikiška nesąmonė. Nežinau, pažiūrėsim, ar į Kinijos dakasim. Ar dakasim? Ar nedakasim? O, akmenukas, va. Gerai. O, va čia tai jau ir akmenukas.
tiesiog įgytas. O, va jau gerai, va anglis. Čia jau gerai, anglis, mums reikia anglis. Nes anglis labai dar kad labai geri. Todėl nes jie brangiau nei akmenis kainuoja, kol kas mes tik anglis randam, nes nežinau, nes mes žemai labai, bet šiek nelogiška, nes kaip gylis, nežinau, metras, pusantro metro gali anglis įgyti. Bežodis. Op. Radom anglį. Gerai. Mes taip ir protapteisim. Vientas komis. Jam patarika daryti. Ne, jau 2 baksų, nežinau, ten. Ant batarį. 15, jau gerai. Gal, aš noriu kažko tokį gerą, nežinau, jeigu dėsiu dinamitą, bus gerai. Šitas namas 100 eurų. Biški per brangu. Biški per brangu dinamitas. Gerai, bet dabar mums reikia varyti nusipirkti, galvoju gal... Nežinau, jetpacką reikia geriau padaryti. Gerai, patobulinam jetpacką. Varom. Varom triukas. Gimė čia kažką dakasim. Vėl akmuo. Bet įsivaizduokit, jeigu tam akmenukui, nu kokie 10 milijonų metų. Nu tai jeigu jūs ištirsit. Biški neįdomu jau man patapo. Bet jeigu jūs patysit sužinoti 10 milijonų metų tam akmenukui, tai jūs jį galėsit parduoti už minimum 100 eurų. Arba tiesiog galvoju, kad geriau eiti prie jūros susirinkti gintarą ir brangiau bus. Gerai, man dabar reikia bataraikos. Na. Kelintomis leveliu, ketvirtą, mes per 5 levelį jau galėsim nusipirkt auto grįžtą. O per 7 levelį mes galėsim bet nieko. Per 8 jau tai tikėjus nusikas neaišku. Gerai, dabar mums reikia labai stipriai energijų pavaudyti. Ir varom toliau kasti duobę. Rodo kažkoks urvas gali būti. Gerai, urvė gali būti kūrinė. Na, šiaip logiškai. Nes aš girdėjau lygtais kūriniai 10 metrų gylį. Lygtais, nežinau. Bet lygtais girdėjau kažko. Jeigu sutiksim kūrinį, tai žinokit, jeigu jūs kažkada jį sutiksit ir norėsim paimti rankas, tai žinokit, geriau gal su pirštam darykit, nes jie labai pavojingi. Jų mutasi, jie turi pilną bakterijų, tai jūs galite susikrėsti. Anglis. Vis tik anglis. O, akmenukas, jis didesnis nei anglis, tai buvo gerai. Akmenukas,
Labai gerai, kad akmenukai. Labai gerai. Anglis. Dar geriau. Dar geriau. Mes beveik, palaukit, mes beveik pasiekėm 5 levą. Beveik. Anglis. Parduosim, noriu nusipirkti dinamitą. Tik muškas, mes nežinau. Ai, man gyvybę gal biškai nuimt. Gerai. Ačiū Dievui. Neįdomu. Inventorius. Kyla. Gerai, varom parduot, viskas sėlint. 100 dolerių. Normaliai. Gerai, varom į pardę. Ten užnysiu. Mes dabar pasiekėm 5 levą. Tai palauk. Oh my gosh. Ai, tai 10, palauk. No way, nusipirkau tada. Nu dabar čia mes paklausime. Kam aš tai vaikštu, aš nesu. Nors aš jau nepapaimėjau. Ja nesvarbu. Dabar noriu biškai su rankom pakast. Su kastuvu, ne su rankom. Nes jeigu kažkaip su rankom, tai man rodo visos krūvinos buvo. Bataraika baigės. Norėčiau realybį jetpacką pateisinti. Nu nežinau, skraidymų, kuprinę kažkokį. Jetpacko fanai mane jau žiūri. Urvas, man reikia dakast iki urvo. Bet nei metrų rodo, nei nežinau. Gerai, rodo reikia į tam. Esam įtikinę. Ten matėte tą fotą, kur kurmi buvo pavaizduoti AI-us. Dirbtinis intelektas. Girdžiu? Nieko negirdžiu. Kasam duoda. Akmuo! Aš tiek energijos išnaudojau. Jau. Nu, wait. Tai man. Čia bonusą. Likt. Va, jau. Nu, AI, nu, dirbtinis intelektas. Palaukit. Įdomu, jau įdomu. Ne, aš negaliu, aš viską iš naujo. Kas čia per nesąmonė? Neįdomu, nežinau, aš toliau gal kas į Kinijos vietoj, žinokit. Ne, geriau žinokit. Soriukas, bet taip nebus. Na, paimkim paskutinį. Na, va.
Bedarau. Nu, duok tu kam. Nu tai va, tai žinokit, galvoju šiam kartui užteks, subscribinkit kanalą, komentarus būtinai rašykit, dėkit laikus. Jei bus vienas komentas, bele koks, nufilmuos antrą dalį. Tai va, su jumis buvo Aidis, visiems apie.